sekmadienį arba lyja, ar sninga, ar šalta, eidavom prie St. Patrick's Cathedral, Skersai gatvės, su Lietuvos vėliava, su amerikonų vėliava. Ir turėjom plakatus parašyti, atiduok mūsų bažnyčią. Ir 11 val. Buvo kaip mišios, ten daug žmonių susėdavo. Ir kai žmonės išeidavo iš bažnyčios, tai visi giedoja Lietuvos himną. Žinai, tai žmonės, žinai, kur nuo gatvės eina, saka, nu kas čia yra, kodėl jūsų kova. Tai pradėjom visiems aiškint, kad mes turime mažą bažnyčią, čia priklauso mums ir mes norim ją gauti atgal. Žinai, paėmė iš mūsų, paėmė užrakino duris ir mumis taip ir išmetė. Surinkom apie 40 000 tarp lietuvių. Nuėjom į vieną tam, žinai, Supreme Court, reikėjo advokatam užmokėti tuos pinigus, paskui ėjom į signaturą į Rom, ten suradom advokatę ir jai reikėjo sumokėti, kad tie teismai, žinai, kaip nors mums padėtų, tai mes kovojom, kiek galėjom, bet neišėjo. Kardinal Egan saka, nu tie lietuviai, žinai, tikrai, žinai, jie yra užsispyrę, nes mes tikrai nenorėjom paleisti bažnyčią. Prieš 100 metų Amerikos lietuvių lėšomis statytos Aušros vartų bažnyčios vietoje jau iškilo 18 aukštų prabangių apartamentų pastatas. Lietuviai ne vienerius metus dar bandė priešintis tokiam sprendimui, bet nesėkmingai. Aušros vartų bažnyčios praradimo istorija Laimai viena skaudžiausių gyvenimo patirčių. Šioje maldos namuose Laima lankydavosi dažnai. Kartą užėjus į griaunamą bažnyčią pastebėjo numestą kryžių. Ir pamačiau, ar aš kunigui sakiau, ką darysi, saka, aš sakau, ar aš galiu paimti, saka, jį nori paimk, tai jis labai sunkus. Tai aš kaip nors paėmiau, pakėliau, išnešiau ir į mašiną įdėjau, tada aš gyvenau Staten Island ir nuvežiau ir laikiau. Bet aš sakau, ką aš negaliu namuose laikyti, reikia kur nors rasti namus, tai kaip aš čia atėjau, aš sakau, man reikia čia pagavinti, gal nu šitus vietus kitą vietą ras, kur priklauso, žinai, nes nenorėjau, kad pasimestų. Tai čia vienintelis, kur mes gavom iš tos bažnyčios, viską kitą jau jie išvežė, mes net nežinom kur. Kai kas iš meno vertybių sugrįžo į Lietuvą, prieš tai pakeliavę. 6 Jonyno vitražai iš Marijos angelų karalienės nukeliavo į Aušros vartų bažnyčią Niujorke. Ir šiuo metu jie saugomi Marijampolėje, laukia naujos bažnyčios statybų. Lietuviams Niujorke nepavyko išsaugoti nei Aušros vartų, nei Švento Jurgio bažnyčių, kurios buvo pastatytos už lietuvių pinigus. Taigi lietuviška SLA būstinė, ko gero vienintelė šiandien išsaugota ir turi valstybinę apsaugą. Čia yra vienintelė vieta, kur liko. Visus vietus jau neturim. Ir už tai mums reikia išlaikyti, už tai mes gavom tą istorinę lentą, kad padėti, jei norėtų nukrauti. Nebus taip lengva. Ir toj vietoj labai gera energija yra čia. Čia yra lietuvybė. Ir daug lietuvių yra, kur nesusijęs su lietuviais, paskui jie dabar čia ateina, jie yra nariai. Ir man saka, žinai, aš daug metų nebuvau su lietuviais, o čia man labai įdomu, labai aš jaučiu vėl kaip lietuvis lietuvę ir nori tą lietuvybę. Nes kartai, žinai, kitur gyveni, kaip čia, tai eini į savo darbus, eini su kitom tautom, žinai, draugauni. Bet ta lietuvybė pasilieka. Nes kaip mes kalbam tarp savęs, visi saka, labai įdomu su lietuviais susėti, pabendrauti, pasikalbėti. Tai ta vieta traukia visus, kad, žinai, ateikit, būnam kartu.